Sveiki gyvi, jau senai nesimatėm, jau senai nesusiklausėm, kas klausotės Spotify ar Apple podcastuose. Taip pat sveikinuosi su YouTube kanalo žiūrovais. Ir jau senai nesimatėm, šiek tiek atostogavau. O šiandien sugrįžimas, didysis sugrįžimas. Ir šiandien pakalbėsime labai įdomią temą šitoje išminties minutėlėje. Ir kalbėsime apie tai, kaip mums būti stipriems, iš kur turėti tos energijos, noro kažką daryti, motyvacijos ir panašiai. Ką daryti, kad tų dalykų neprarastumėm, būtumėm stiprus, sveiki ir galėtumėm judėti į priekį. Tai šiandien išmintėlės tema būtent tokia. O dabar pradedam. Kaip aš jūsų pasiilgau, labai džiaugiuosi, kad vėl susimatom, vėl susitinkam ir vėl galim būti kartu. Aš tikiuosi per šias atostogas pasikroviau, atsigavau, ir galvoju, reikia pradėti nuo išminties minutėlės. Beje, pradžioje dar noriu jūsų paklausti, kaip jūsų vasara, kaip jūs pasikrovėt, nepasikrovėt, turėjot poilsio, turėjot atostogų ar ne, brūkštelkite į komentarus, nes labai džiugu ir pamatyti, kaip jūs ten laikotės. Gerai, tai kaip ir sakiau, šiandien turime labai tokią svarbę ir įdomią temą, kalbėsime apie motivaciją, apie energiją, apie norą judėti į priekį, kažką daryti, kažką užsiimti, o kaip ir žinome, kad šitas dalykas yra labai svarbus, nes paimkime, tarkim, mokyklinio amžiaus vaiką, jam tas pats, mokykloje pamokos, kontroliniai visokie užduotis ir kad visą tai daryt, ko jam reikia? Jam reikia motyvacijos, jam reikia judėjimo, jam reikia užsidegimo, reikia kažkokios liepsnos, kuri degtų ir jį judintų, kad jam lengvai sektųsi kažką daryti ir judėti prieki. Tas pats ir paaugliams, tas pats ir suaugusiems. Nesvarbu, kokio amžiaus tu būsi, ar esi, visą laiką svarbu turėti tą ugnelę. Ir šiandien aptarsime vieną iš priežasčių, kodėl mes prarandame tą ugnį, kodėl mes prarandam tą norą kurti, judėti į priekį ir panašiai. Tai viena iš priežasčių yra ta, kurią aš vadinu, mėgstu bent jau vadinti, kitokio pavadinimo dar nesugalvojau, tai yra užsisėdėjimas. Nežinau, literatūriškai, gramatiškai, lituanistiškai, ar galim taip sakyti, ar ne, bet aš šitam dalykui duodu tokį pavadinimą užsisėdėjimas. Įsivaizduok, tu esi namuose, galvoji, vasara, atostogos, reikia pailsėti ir tu būni namie. Žiūri televizorių, galbūt klausai radiją. Ir kaip šiuolaikinis žmogus dažnai ką daro? Naršo internete, Facebook'e, kitose socialinėse platformose ir yra toks pasakymas, terminimas skrolinimas. Aš jo neišversiu, nes dažniausia tokį žodį ir girdime. Skrolina, ir žiūrėk, praeina pusvalandis, praeina valanda. Net ir jeigu tu neimi, galim paimti ir be technologijų šitą dalyką užsisėdėjimą, tu gali tiesiog būti namuose ir mąstyti apie praeitį, apie ateitį, apie kažką. Ir žiūrėk, tu pradedi jausti nerimą, tu pradedi jaustis silpnas, tu pradedi jausti beprasmybę, energijos trūkumą, tingėjimą.
atrodo nesinori nieko daryti, arba nėra jėgų kažką daryti, atrodo reikia nueiti į parduotuvę, bet net ir nuėjimas į tą parduotuvę atrodo atima labai daug jėgų. Visi erzina, toks kažkoks nuovargis jaučiasi ir kai pagalvoji, kągi tu darai, kad taip nuvargtum. Ogi nieko. Tu sėdėjai, naršiai, žiūrėjai, gulėjai, mąstėjai ir tu save taip ir išvarginai. Taip ir išėjo ta energija, kuri tau be galo svarbi, kad būtum linksmas, kad turėtum džiaugsmą, kad turėtum ramybę, kad galėtum kurt, kad galėtum judėti. Ir žiūrėk, tas užsisėdėjimas, kaip aš mėgstu vadinti, siurbia kaip siurblys iš tavęs tą energiją, kuri tau be galo svarbi. Tad link kur aš einu? O einu link to, kad kartais mes turime įjungti sąmonę į šitą reikalą. Sąmoningai, kai suprantame, kas vyksta su manimi, įsisąmoninimas psichologijai tai vadinama. Kai mes įsisąmoninam tai, kas vyksta su manimi ir dėl ko aš taip jaučiuosi, mes tada galim valdyti situaciją. Mes galim keisti. Ir vietoj to, kad gulėti lovoj su telefonu ar ten planšetė į padų rankoj, tu gali išeiti lauką, išeiti parką, įkvėpti gryno oro, atsipalaiduoti, pajausti gamtą, pajausti saulę, pasisemti D vitamino, gryno oro, pakvėpuoti tom deguonim, pabūti gamtoje, išeik į mišką, išeik prie jūros, prie upės, nežinau, prie ežero, miškelį kokį nors. Ir pamatysi, kaip energija, kuri tau svarbi, jinai sugrįš, jinai pasipildys. Kitas variantas, žmogui labai svarbu judėjimas, jam svarbu vaikščioti, jam svarbu, nežinau, mankštą nueik padaryk, nueik pajudėk ir pamatysi, ir pajausi, kad tu esi gyvas. Ir ne taip, kaip jautėsi prieš tai, kaip ligonis. Kodėl dažnai žmonės sako, vat, jaučiuosi kaip ligonis? Todėl, kad tu sėdi, todėl, kad tu nieko nedarai. Ir kaip ligoninėje, ne, tu ten guli ir jautiesi taip. O jeigu tu kažką darai, yra toks dar dalykas kaip darbo terapija. Užsiemi kažkuom, kažką darai, žiūrėk, jautiesi geriau. Tai vat, tai neužsisėdėkime, atraskime savo kažką tokio, kas mums teikia džiaugsmą. Mes kartais net nežinom, kas mums gali teikti džiaugsmą. Vat, išeik į kiemą, suras kokią gėlytę, nežinau, lapelį kokį ir pamatyk, nuskink tą mažą gėlytę, ten pienė gali būti ar kažkas ir pasižiūrėk, vau, koks gražus kūrinys. Pamatysi paukštelį, pamatysi, nežinau, šuniuką, kačiuką, gamtos garsai, judesys, saulė. Saulės mes turime labai nedaug. Turime ypatingai šią vasarą, net visi juokiamės iš šios vasaros, kaip net atrodo ta vasara tokia labai nedaug saulės turėjo. O mums, kaip žmonėms, saulė labai svarbi. Tad neužsisėdėkime, pasisemkime energijos iš ten, kur galime jos pasisemti. Tai vat, tai mielas bičiuli, nepamiršk, kad tu esi žmogus, kad tau reikia judėti. Aš nesakau, kad žmogui nereikia pagulėti, pailsėti, pamiegoti. Miegas mes visi žinome, kad yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ir psichiatrai, ir psichologai savo klientams, pacientams užduoda klausimą, koks tavo miegas, kaip tu išsimiegi. Ir tai gali būti didžiulis rodiklis, dėl ko žmogus blogai jaučiasi, jeigu jis neišsimiega. Ir aš nesakau, kad to nereikia žmogui. Žmogui labai reikia ir tokio poilsio. Bet yra toks posakis, kas per daug, tas nesveika. Ir jeigu žmogus, kaip aš sakiau pradžioje, užsisėdi, atrodo, jis gali būti po darbų nusikalęs, pavargęs ir jisai svajoja, kada sėdės namuose ir nieko nedarys. Ir žiūrėk, jisai pabūna vieną dieną,
antrą dieną, trečią dieną, žiūrėk, jau savaitę praeina atostogų ir tu sėdi namuose ir negali džiaugtis, negali mėgautis, negali pasikrauti. Todėl labai svarbu turėti sąmoningą supratimą, ką aš darau, kaip aš darau ir kokią įtaką man tai daro. Tad, mėly draugai, nepamirškite, kad jūs esate šeimininkai, jūs galite valdyti situaciją ir nepasiduoti savo tam supratimui, kad man reikia dabar 2 mėnesius gulėti. Aišku, kai tu būni tame supratime, kai tu esi pavargęs, nusikalęs, tau to reikia, tau atrodo, tau reikia to gulėjimo. Bet iš tikrųjų ne tiek daug jo mums ir reikia. Aišku, jo reikia, bet ne tiek daug, kaip mes įsivaizduojam. Tai tokia poatostoginė išminties minutėlė, kadangi šiandien filmuoju išminties minutėlę ir galvojau, kokią temą šiandien kalbėsiu, tai galvoju, reikia būtent šią temą ir pakalbėti apie tą užsisėdėjimą, nes galbūt kažkas iš jūsų dar atostogaujate ir dar liko savaitė iki rudens ir galbūt dar išnaudosite tą savaitę išmintingai. Taigi labai džiugu buvo sugrįžti, tikiuosi buvo naudinga šita išmintėlė. Parašykit į komentarus, kaip jūs leidžiate atostogas ir noriu padėkoti jums, kad vis dar esat kartu. Tikiuosi dabar dažniau matysimės. Na ir ką, dėkoju jums visiems ir taip pat dėkoju Contribui nariams, tad kas norit, galite ir prisijungti ir jeigu manot, kad tokios laidos yra naudingos žmonėms, dalinkitės, prisijungkit prie Contribui, spauskit patiktukus ir tiek šiandien. Tad tai ką, iki kito karto.